Na ką, labas draugai, kanalo stebėtojai. Žodžiu, iš padarbų truputį grįžau. Valandėlę kokią 2, sakau, pasidarbuosim prie vėjo generatoriaus. Tai, žodžiu, situacija tokia. Tuoj persuksiu kamerėlę. Žodžiu, situacija yra tokia. Čia tas 250 W vėjo generatoriuką, kur norėjau daryti. Bet biškai prijungęs prie prietaisų pasižiūrėjau, gali būti, kad jam reikės biškai didesnė vėjo. Tai nutariau parsinę iš jau dar vieną. Čia turiu tokį rėdėvą. Irgi išsitraukiau vos atradau, kur buvau kišęs, tai žodžiu, bet atradau. Bet neina prasukti, yra, matas, čia prirūdėję visur aplinkui. Tai biškai sutepiau su tokiu aparatėliu. Kažkoks tai tepals yra, ar kažkas tokio, ale vaduškė kažkas tokio. Bandysim ištraukti, nes kol kas bandžiau neina ištraukti. Tai bandysim mučyti, ištrauksim, kai ištrauksiu parodysiu. Išsiardėm, prasivalėm, įsėjėmėm tą patį korpusą, ant to pačio korpusą viską montuosim. Žodžiu, vidus va toks, biškai parūdėjęs. Čia viską kaip ir sutepiau, įspaustuvus įsidėjau, tai biškai su švitriniu. Prasėsim, prasivalysim, bandysim toj mes jį surinkti atgal ir žiūrėsim, ką jis mums išduos. Ar yra didesnis efektas ar ne, nes iš ten to liktais nelabai man kažko patiko. Tai mes visus tas rūdelės, čia viską gražiai prasivalom. Matyt, kažkur stovėjo gal nesandarumas per varžtuką, per kažką ir į vidų buvo pribėgęs truputį pribėgusi drėgmė, sakykim taip. Tai mes čia biškai magnetus apsitrinsim ir bandysim surinkinėti atgal. Taip, magnetai. Pasižiūrim kaip rotorius. Rotorius irgi matot biškai yra parūdėjęs viršus. Tai mes to jį visą nuvalysim. Prazvanysim su testeriu, pasitikrinsim kaip ką. Ir bandysim surinkinėti. Biškai patestuosim, prijungsim prie akumuliatorę, prijungsim diodų tiltelį. Štai diodų tiltelis yra. Voltmetras. Patikrinsim, ką išduoda. Tai, kaip sakant, kantrybės, bandau, surinkinėjau. Na ką, bandysim dar rotorių prasišlifuoti truputį. Biškai apsimaunu pirštis, nes biškai rankas šal. Tai, žodžiu, žiemą jau atein. Su rotoriu tai va, prasivaliau, biškai prasišveičiau, nusiriebalinau, viską išsivaliau. Tai dabar su švitriniu bandom truputį patį statorių nusišveisti. Čia vienai vietoj nieko, bet vienai vietoj matyt, ta pusė buvo apačia. Matas, kad biškai daug pradėjo, bet nieko, čia toj pravalysim. Bus super. Tai, mes biškai jį prasivalysim, nusipurkšim, skystis jau baigas. Kaip gražiai nusivalo viskas, matot. Biškutį įdedi meilės, tai viskas būna gerai. Taip. Tai va, viskas. Prasivalysim. Čia yra šitą mikroschemėlę mes nuimsim šitą, čia kur holo davikliai jungiasi. Holo davikliukai čia va stoja, gal matot, tokie juodi. Čia, aš nežinau, ką jie reguliuoja, čia tą rėdį, kad gal turbūt nenuvirstų ar kažkaip stovėtų. Kažkas tokio, bet mes juos stoja nusikarpysim, nes mums jau nereik. Dar sutepsim biškai guolius truputį, kad taip neberūdytų kitą kartą ir surinkinėjam, žodžiu. Tai čia turbūt kaip surinkinėsiu gal nerodysiu, bet jau parodysiu surinktą. Tai va, nusikarpiam holo davikliukus. Va šitaip nusikarpam viską. Kol kas paliekam originaliai apvijas. Žiūrėsim, jeigu man netiks. O greičiausiai, kad man netiks.
Tai bandysim tada prailginti apijas šičia. Galus sujungsim priekį su galais. Bus tiek kiek apvijų, tiek kartų ilgesnė apija bus. Tai palaukit dabar, kiek čia mes jau turim. Dažniausiai būna 4-5. Vieną. Bliam. Jau akis nebe pirmas jaunystės irgi. Vieną. Dvi, 5, man atrodo, gyslas. Esu matęs 5, esu matęs lyg tai 4. Nežinau, gal storesnė vėla. Ar kad daugiau kištos vėlos nemanau, nes čia ties vietos irgi tiek tėra. Kažkada sakau, buvau bandęs viniuoti, tai antrą kartą kažkai pasiryščiau. Visi pirštai skaudėjo nuo vėlos. Bet šitas viniavimas kiekvieną rytutę turi čia vietoj viniuoti, nes nėra taip, kad tu suviniosi rytį ir įkiši čia į tarpą. Taip nebus. Čia vietoj suki ir vargsti. Vienas susukė, o kai šalia yra kita, ir ką veikti. Aišku, kaip Saulius Silkinis, kur daro, ten vinioja, gal jam lengviau būtų. Nu, man yra ko veikti. Tai va taip. Žodžiu, gerai, bandom surinkinėti. Tokiu tepaliuku sutepiau. Į vidų jau įdėjom, sutepiam. Sutepsim truputį ir čia. Kad mums ateityje lengviau, jeigu ką, išsimontuotų. Kaip sakant, sutepti reikia. Nors čia uždari tie guoliai, bet čia tam, kad pati ašelė turbūt lengviau įsitrauktų. Tai sekantį kartą bus biškį lengviau. Tai patekliojusiu. Nelabai gal čia reikia, bet nemanau, kad blogiau bus. Taip, čia sutepiam. Čia truputį dar sutepsim. Kad nebereikėtų man čia tiek vart kaip praeitą kartą įspaustą uždėti. Aišku, biškai buvo parūdė čia, nieko nuostabaus. Ai, nepažiūrėjau patį salnikiuką kaip. Galim patį salnikėlį biškai patepti. Biškutį ir sandarumą truputį turės salnikėlis didesnis su tepaliuku. Tai taip įtepu. O čia va salnikiukas stovi. Įtepam truputį. Ir bandom surinkinėti. Taip pat pabandysim, ką man čia jisai rodys. Taip, kur tas mūsų skylutės. Vietoj. Viskas vietoj. Tai pabandom. Taip, nema katri čia tie varžtukai buvo. Čia jau pilna dabar pas manęs. Nebepamenu, kurie buvo. Ai, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Visi varžtukai vietoj. Pasidėsim ant škudriuko. Nu ir ką, bandom susirinkti, žiūrėsim. Ar jis klinis, ne klinis, kaip čia bus. Taip, vienas yra. Čia visų sukt nebūtina. Svarbiausia prisukt keletą varžtukų, kad išsicentruotų. Ašis, kad nebesiskipuotų. Taip, mes susuksim visus. Su ta sąlyga, kad nebereikės ardyti lauk. Taip. Tai truputį dabar pasidarbuosiu prie generatoriaus. Padarysim testuką. Ir jums, kaip sakant, gal įdomu. Nu, turbūt, jeigu žiūrit, gal įdomu, sakau, ne? Tai, kaip sakant, eisim prie YouTube'as dar darbuotis. Nes mes dirbam dar ir su YouTube. Yra reikalų, ten man kiekvieną dieną reikia po 2 video sukelt. Aišku, video, kurių į Amerikos rinką, ne Lietuvai jie yra skirti. Ir pasirodo, iš to galima ir gyventi. Nu, bent jau dasidurti, tai tikrai galima. Tik svarbiausia yra netingėti. Taip. Na.
O, viskas gerai. Ašelė sukosi. O, kaip maloniai iškart. Sukasi, viskas liuks. Na ką, bandau statyti į rėmą, įsistatysim ir testuosim. Na ką, žodžiu, surinkau, padariau biškutį testą, tuoj parodysiu jums viską. Tai žodžiu, situacija pas mus tokia. Nelabai turbūt ir čia matosi. Ne, aš tuoj pritvirtinsiu telefoną, tada jums parodysiu. Na ką, bandom, matosi ir tekinukas. O žalia, matot šitą juostelę? Į maždaug apsukas, stebėkit palei šitą. Nelabai matosi. Tuoj mes pabandysim kitaip padaryti. Padarysim tokią juodą drūžę, kad stebėti apsukas. Maždaug. Na, žiūrim. $16 voltų buvo. Nu, sūkiu kokie 200 turbūt, kad pasiektų 16 voltų, neperdarius jo. Tai jeigu jį perdaryt, jis aišku greičiau pradėtų. Taip, mes turim dar tokį prietaisėlį kaip apsukų matuoklį. Taip, jis nėra čia mums įsikrovęs, kažkai. O, nėra. Gyvas dar. Nu, žiūrim, jis čia fiksuos man kažką. Nelabai. Man kažką reikia blizgančiau užklijuoti. O ką man čia užklijuoti? Gerai, netrukdau. Dabar truputį išjungsiu, paskui jungsiu. Taip, turbūt ir matom. Apsukų matuoklį padėjau 0. Prie kokių apsukų mes turėsim, pažiūrim. $12 voltų. Jo, kaip ir minėjau, apie 200 apsisukimų gaunas. Ja, sorry, kad čia taip kreivai montavau, nes kitaip neišėjo. Turime tokį matuoklį apsukų. Paspaudėme, lazeriukas šviečia. Reikia priklijuoti būtinai blizgantį daiktą. Priklijavau takelį. Va. Nukrito. O tokį takelį priklijavau blizgantį. Atšvaistą, kai jis gauna ir fiksuoja apsukas. Tai taip ir gaunas. 12 voltų sistemą pradėt krauti nuo 200 apsisukimų šitas riedžio varikliukas. Jeigu išsikrovęs akumuliatorius, tai gali būti nuo 150 pradėtų krauti. Kaip šiuo atveju, jo, čia dabar ir yra toks išsikrovęs, jisai praktiškai miręs akumuliatorius. Tai va, testą atlikom. Čia nežiūrėkit, pas mane bardakėlis. Dažniausiai aš jo nerodau. Tai dar kartą pasižiūrim. Čia iš rankos suku. Vėjas tikrai, patikėkit, smarkiau suka, ne iš rankas. Taip, dabar einu, dar atsinešiu sparniukus, parodysiu. O, staigmena bus, kokie sparniukai. Galbūt šitie bus, einu atnešiu tuoj. Taigi, šitoks bus raiktelis. Kaip sakau, nekreipkite dėmesio, čia pas mane čia pamatytumėt, kokia čia yra patalpėlė, čia ir katilinė, ir dirbtuvėlės, žodžiu, viskas čia pas mane. Bet ne apie tai. Tai va, bus va toks raiktas, sparno ilgis yra 80, bet iki centro yra 85. Tai reiškia, sraigto dydis bus metras 1,70 bus sraigto dydis. Tai va, galim primesti prie riedžiaus, kaip atrodys. Nelabai čia turbūt matosi, taip. Galim biškai atsitraukti. O tokie sparniukai bus. Čia buvau pirkęs AliExpress'e kažkada.
Čia tas įdomus toks sprendimas, tas išlenkimas, įdomu kaip čia. Kaip jie veiks, nu kad veiktai veiks, aš tikiu. Nu išbandysim. Aišku, tie sparniukai, aš pamenu, man nepigiai kainavo. Aš čia buvau dėjęs biškai kitokių vilčių į juos, bet aš manau sueis. Turėtų tikti. Matysim, kaip čia matalins jisai. Tai turbūt tiek šiandien. Ir, kaip sakant, eisiu prie kompiuterio. Šiandien protestavau svarbiausią rėdį. Ta, ką norėjau, tą padariau. Dabar va suku, matot. Tai, ką norėjau, padariau, protestavau, kaip sakant. Jums parodžiau svarbiausia. Tai yra du tokie varikliukai, tai greičiausiai antras bus irgi gaminamas, tik bus kiti sparniukai, yra tokie panašus, bet yra 5 menčių. 5 menčių ir yra liktais truputį trumpesnė, gal 70 ilgiai yra, bet kadangi 5 menčių, tai čia rėdžiui per akis. Tai žodžiu, toks video ir iki visiems.